Lietuvoje yra tikrai įdomių ir architektūrinė prasme labai vertingų pastatų, tačiau kartais tik po kelionių į užsienį pastebime, kad savų vertybių nesame matę, apie jas žinome nedaug, o istorijų tikrai yra įvairių. Tas istorijas ir dabartį kartais susiję detalės, kurios svarbios ne tik istorininkams ar menotyrininkams, bet ir kiekvienam statybų gido žiūrovui. Siūlome pasižvalgyti po Sapiegų rūmus Antakalnyje. Brandžiojo baroko stiliaus užmiesčio rūmus, kurie buvo pastatyti pačioje 17 amžiaus pabaigoje. Beje, tai nebuvo nauja statyba. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didžiojo etmono Vilniaus vaivados Kazimiero Jono Sapiegos užsakymu buvo perstatytas šioje vietoje jau stovėjęs mūrinis namas. Rūmuose be abejo turėjo būti ir grindys, bet natūralu, kad per daugiau nei 300 metų iš jų liko tik gražus prisiminimas. Todėl prieš atveriant Sapiegų rūmus visuomeniai įvairiose erdvėse reikėjo rengti labiausiai autentiškus sprendimus primenančias grindis. Rūmuose reikėjo suderinti ir keraminės grindis, ir akmenį, ir natūralią medieną. Liko ta mūsų salė 4 aukšto, mansardiniame aukšte. Tai norėjosi, kad vis iš tos salės prieigos ir kambariai, kadangi kambariai medinės, tai kad būtų artimiau, jau tada naudojom šitas medžiagas, priešgaisriniai reikalavimai nustatyti, tai jau reikėjo surasti tokią grindų dangą, kurie atitiktų. Ir dar, kadangi daugiafunkcinė salė, tai jos paskirtis ne tik žiūrovinė, bet gali būti ir kitokiem renginiam. Tai tada vėlgi žiūrėjom, kad būtų ir atspari trinčiai, ir kad nebijotų chemikalų, jeigu kokie nors renginiai tokie labiau, kad valymui būtų atsparu. Ir tada buvo rastas tos grindys. Ir jos jau net nuo pačios projektavimo pradžios buvo pasirinktos, kad tokios turi būti, paskui jis surastas ir tiekėjas. Šiuose rūmuose dabar yra suklotos Švedijoje pagal inovatyvią technologiją gaminamos kietinto ąžuolo parketlentės. Tai ypatingai smūgiams, įdaužoms ir vandeniui atsparios parketlentės. Ir šis atsparumas yra pasiektas apjungus kelias patentuotas technologijas. Paviršiaus sukietinimo vudurą, vandeniui atsparią kompozitek plokštę ir vandens nepraleidžiančią 5G Dry lentų surakinimo sistemą. Lyginant su tradicinėmis ąžuolo grindimis, ši technologija 3 kartus padidina parketlentės tvirtumą, atsparumą ir ilgamžiškumą. Jos tinka ne tik jūsų namams, bet ir normalaus intensyvumo viešosioms erdvėms. Be to, galima rinktis iš įvairių dydžių nuo siauresnių iki labai plačių ir ilgų, o rūmų atveju reikalavimai buvo išties nestandartiniai. Tai vėlgi tas pats variantas, kadangi senais laikais lentos būdavo plačios. Kitose tuose kambariuose, kurie ir ekspozicijai bus naudojama, ir administracijos darbuotojų darbo kabinetai, kur galės būti natūralios medinės grindys, jau iš karto buvo numatyta, kad jos visos turi būti virš 20 cm pločio, tai mums čia labai jau ir atitiko tas plotis. Ir tada jos artimos, tokie irgi, ir tas ąžuolinios raštas, tiko ir spalva ir buvo pasirinktas. Rūmai stovi ir stovės, aišku, tikimasi, kad ir lankytojų čia nestiks, todėl logiškas klausimas, ar tokios grindys atlaikys ne tik laiko, bet ir lankytojų išbandymus. Žinoma, kad jas nereikėtų dažnai, nereikalautų didelės priežiūros, nereiktų dažnai ten perlakuoti, ten alyvuoti ir perdažyti. Tai tas yra labai svarbu, kaip ir sakiau, yra atsparu visokiam medžiagom, tai čia trintis medžiagos. Ir visi tie dažai, chemikalai, visa kita, tai ir kaip tą tvarumą kaip ir patvirtina, kad jis nebijo. Medienos plotis turbūt tuo metu tikrai nebuvo problema, kas visiškai dabar yra problema. Nes dabar rasti, pavyzdžiui, aukštos kokybės arba klasės pušinės lentas, tai yra pasirodo baisiai problema. Čia Sapiegose susidūrėm. Kadangi klimato atšilimas, tai jos kažkaip tų šakų labai gausėja ir tos atrinktinės medienos nebėra. Pardavėjo salonuose yra didelis rinktinės medienos ąžuolo, uosio, riešuto grindų pasirinkimas, net renkantis plačiasias 27 cm pločio lentas. Tai palengvino Sapiegų rūmų grindų parinkimą. Pašnekovė juokauja, kad prieš kelis šimtmečius rūmai nebūdavo dažnai statomas objektas, todėl lentų ąžuolinėms grindims dvarininkai galėdavo ir iš savo parko prisipjauti. O dabar, jeigu norite ilgaamžių, estetiškų ir funkcionalių grindų, yra kitokie sprendimai, novatoriški.